Per tai sužinojau šitą žodį ir kai nusprendžiau bandyti kažką su muzika, galvojau, paliksiu kažką iš to etapo. Tai gavos tas žodis, dėl to taip patapo. Jeigu kažkam surezonuoja muzika, tai dėl to džiaugiamės, kad galim atlikti kažkam ją. Bet gal pats motyvas yra toks labiau savo pradžiai daryti muziką. Tada, kai jau kitus pasiekė, tai labai fainai. Bendrai taip yra, kad mes, kad ir Lukas iš esmės šitą pavadinimą sugalvojo ir visą projektą pats pradėjo, vis tiek mes, man atrodo, grodami dažnai paliekam neigiamą emocijų, daug repeticijų kambarį ar po koncertų vis tiek išsivalom savotiškai. Katarsis yra talentingi, turintis daug idėjų, jauni, saviti ir nelabai lengvai prisileidžiantis žmonės. Kartais dėl to, galbūt žmonės, kurie gerai jų nepažįsta, gali susidaryti gana klaidingą įspūdį. Vietos Eurovizijos atrankose tikrai yra visiems. Ir patyrusiems, populiariems artistams, ir tiem, kas tos patirties dar visiškai neturi, ir alternatyvai, ir popsui, kam tik tai nori, ar ne? Ir tie patys Katarsiai juk sakė, kad mes tiesiog atėjom, pasirodyti, šiaip padalyvauti, kad mus pamatytų. O štai kaip viskas baigėsi, laimėjom ir išvažiavo į didžiąją Euroviziją. Mano akimis Eurovizija tiek keičiasi, kad yra vienas svarbiausių dalykų parodyti kažkokį savo identitetą. Ir jeigu Lietuva sugalvoja, kad jų identitetas yra alternatyvi muzika, drąsūs sprendimai, tai aš esu be galo laiminga, kad mes esam būtent tokie. Įdomi grupė, grojanti tai, kas šiuo metu yra pakankamai populiaru tos alternatyvos pasaulyje, tas toksai post-punkas su pakankamai intelektualių tekstų, daug metaforų kažkokių, tai kur tu gali ir taip suprasti, ir anaip suprasti. Tikrai tiesiog tikras menas ir mano supratimu tai yra labai gerai. Tai aš manau, kad tai yra įdomi grupė ir aš norėčiau tikėti, kad ar jie gerai pasirodys Eurovizijoje, ar jie blogai pasirodys Eurovizijoje, tačiau tai jau nesužlugdys ir jie toliau tęs savo veiklą, nes tai yra pakankamai talentingi jauni žmonės. Speech 10. Koks čia dar yra? Intelligence hate. Lukas, endurance 1. The hate 10. Hate speech 10. Durability. Mes pradžiai buvom tiesiog kažką susisvaigę šiek tiek ir juokavom, kad gal varyt. Bet galų gale aš labiau pradėjau mąstyti apie realią tokią galimybę. Gal tiesiog buvo toks noras kažką keisti ir pabandyti kažką naujo, o tiesiog kažką visiškai kitokio, kas mums visiškai nebūdinga. Ir jo, ir kažkaip tada supratau tą, kad pats tas projektas, pats konkursas, jis neturi kažkokio žanro, būtent, kuris yra nuspręstas, čia jau tiesiog kaip gaunasi, bet tu gali eiti su kokią nori dainą. Tai dėl to galų gale taip užtikrintai jau sugalvojau, kad reiktų varyti ir pasirinkti tą dainą. Ir dėl to varėm. Bet mes iš esmės visi keturi iš pradžių skirtingais skeptiškumo lygiai žiūrėjom į šitą visą idėją, bet po to, kai jau pamatėm, kad iš tikrųjų čia labai stipriai galim pasirodyti, tai atsirado labai daug dėl to kažkaip motyvacijos ir noro padaryti tą gerą pasirodymą. Žvelgė su humoru. Šiandien jie tvirtai pasiruošė savo muziką paversti nepamirštamų išgyvenimų klausytojus.
Žinia apie tai, kad grupė Katarsis dalyvaus Eurovizijoje, aš tikrai sužinojau, man regis, dar prieš jiems paduodant paraišką, nors bijau suklysti, nes Lietuvos alternatyvios muzikos pasaulyje, kur man tenka nemažai suktis užkulisiuose, nuvilnijo ta tokia žinia, kad šita grupė mąsto apie tai, kad dalyvaus Eurovizijos atrankoje. Ir dabar prisipažinsiu, buvo lygiai toks pat jausmas kaip pernai su grupė Shower, kai aš galvojau, čia bus tikrai įdomus dalykas ir alternatyvioji publika tikrai atkreips į tai dėmesį, bet argi šitos grupės turi galimybę laimėti Eurovizijos atranką ar būti labai aukštai, aš to nelabai tikėjau, nes aš galvojau ir vis dar tas mąstymas buvo, kad didžioji dalis auditorijos greičiausiai tokios muzikos Lietuvoje vis dar nepasiruošusi prisileisti, galvojant apie Eurovizijos kontekstą. Tai dalykas, kad Katarsis tapo publikos dideliais favoritais, man yra ir malonus, ir tuo pačiu didžiulė staigmena. Žmonių minioje žiūrėsi į mane kreivai, nes būsiu šlapias visiškai. Lietus tik lieta mane, jis buvo tamsiame debesyje, supratęs vienas aš einu, praleisti laiką su nostalgijos jausmu. Su nostalgijos jausmu, su nostalgijos jausmu, su nostalgijos jausmu. Su šia grupė reikia suprasti, kad tai nebuvo pirma scena. Tai nebuvo jų pati pradžia, kada susikūrė jauna grupė ir sugalvojo, žinai ką, einam į Eurovizijos atranką. Tai jau yra keleri metai įdirbio. Ir aš manau, kad dalyvavimas Eurovizijoje, ypač jeigu jie sulauks to palaikymo, kurio jau sulaukia, gali tik tai padėti, jeigu jie iš tikrųjų neužmigs ant šlovės tų spindulių. Bet iš to, kas vyksta dabar, kaip jie komunikuoja, tai man atrodo, kad jie kaip tik eina su labai tokia aiškia vizija, kad mes ir būsim tie vėliavnešiai, kurie neša tą alternatyvą su visu konceptu, kas ir yra ta alternatyva. Tai ne tik muzika, tai turbūt kažkoks ir mąstymo būdas, ir savęs pateikimo būdas, ir galbūt to pop pasaulio šioks toks atribojimas nuo savęs. Labiausiai tiesiog atbaidė tas dalykas, kad žinojau, jog reikės apsimest, kad groji. Tai tiesiog buvau labai prieš tą idėją, nes žinau, kad tiesiog nepatinka man ir žinau, kad bus sunku persilaužti ir išmokti vaidinti, kad groji. Bet paskui kažkaip jau pavyko. Tai jo. Bet kita vertus ir tas apsimetimas toks atrodo, aišku, jeigu gyvai leistų grot būtų labai fainai, bet apsimesti ir vaidinti vis tiek nauja patirtis ir kaip pagalvoji, gana maža kaina yra tiesiog vaidinti, ką groji, vardan to, kad tiesiog kaip ir parodyti pasauliui, Europai šitą dainą, tiesiog tokią muziką. Filmuojant jau man buvo labai įdomu ir aš norėjau, kad jie patektų į finalą vien dėl spalvos, dėl to, kad jie tokie kitokie šitoj visoje mūsų Eurovizijoje ir ne tik mūsų Eurovizijoje, dabar jau matome, kad ir pačioj didžiojoje Eurovizijoje jie yra labai kitokie. Tai dėl to aš labai norėjau, kad jie patektų į finalą. Bet kai jau mes transliavome į eterį jų pusfinalį ir aš mačiau, kaip žmonės už juos balsuoja, tada aš pradėjau galvoti, oho, veikia, gerai vadinasi, tvarkoj, važiuojam. Ir tada jau labai norėjau, kad būtent jie bent jau į tą trejetuką patektų. Ir šiaip bendrai visas šitas dalyvavimas, man atrodo, mums labai didelis spyris yra ir išėjimas iš komforto zonos, ką mes darėm prieš tai, tiesiog grojom koncertus, repetavom ir tokia ir mūsų ta buvo rutina, o čia yra visai kita terpė, televizorius, daug kamerų, daug interviu, visa kita ir tai yra įdomu, ypač man atrodo tokiai grupiai kaip mes, kad mes galime šiek tiek ir paeksplorinti visai kitame amplua save. Kaip čia atsuk šitą?
12 eurų. Reklama tokia šeimas. Dabar vadinsi. Jie labai turi savo nuomonę, labai turi savo poziciją ir yra netgi, pasakyčiau, brandesni už kai kuriuos kitus, kuriuos man teko vežti į Euroviziją. Taigi dėl to, kad jie nesišypso, iš kitos pusės, žinai, kai tu jau visą atrankos kelią praėjai tokiu poker face'u, akmeniniu veidu ir jau tokį įvaizdį susikūrei, ir jau iki Eurovizijos atėjai toks staiga pradėti krykštauti, šokinėti ir visiems dalinti bučinukus, jau atrodytų keista. Būtų jau nenuoširdu, nenatūralu. Tai jie ir tęsia tą savo tokį atrodymą jau iki pat galo. Bet žinoma, tai nėra ta grupė, kuri prieš kameras krykštauja, mojuoja vėliavėlėmis ir visiems siunčia linkėjimus bet kokią progą. Taip, jie yra tokie, jie yra kitokie, santūrūs, kažkuo rūstūs, bet tikrai yra ir labai įdomus, ir visai nenubodus. Jie neturi jokio noro, vidinio noro ar poreikio atrodyti dirbtinai linksmais, būti labai entuziastingais prieš kameras, žaisti visų tų žaidimų, kurie tarsi yra įprasti pop muzikos pasaulyje, kai tau yra liūdna, plačiai šypsaisi ir sakai, viskas man gerai ir kaip jūs laikotės ir čia yra nuostabiausia mano gyvenimo diena ir šiandien mes dabar eisim čia į šitą sceną ir mes esame labai laimingi. Katras iš šito nedaro, jie yra gana natūralūs. Jų ne tik kūryboje, bet ir elgesyje, kiek man teko pabendrauti, yra gana daug melancholijos, bet kita vertus tai nereiškia, kad su jais negalima smagiai leisti laiko. Man pasirodė tikrai draugiški žmonės, bet tam, kad aš tai pajusčiau, atsimenu, mes darėm pirmąjį interviu, prireikė vis dėlto keletą minučių, kol tas visas pasitikėjimas atsirakina ir tada viskas tikrai pasidaro puiku. Tai manau, kad būtent tuo jie irgi išsiskiria iš mūsų ilgametės Eurovizinės tradicijos ir lygiai taip pat ir pačioje Eurovizijoje turbūt irgi ne tik savo muziką, bet ir elgesiu jie yra kitokie.